Labai diena, mėly renginio dalyviai ir svečiai. Labai džiaugiamės Jūs matydamos autizmo mėnesio minėjimui skirtame renginyje. Įsiklausykime į skirtingus balsus. Visų pirma, norėtume prisistatyti. Aš Gerda. O aš Valerija. Esame antro kurso specialiosios pedagoginės pagalbos studentės. Kartu su kursiokėmis organizuojame šį renginį, norėdamos dalintis įvairiomis patirtimis, kartu išgirsti skirtingas perspektyvas iš autistiškų žmonių, šeimų ir pedagogų, bei atkreipti dėmesį į neteisingus stereotipus apie autizmą. Tai puikia galimybė augti ir tobulėti, kurti draugiškesnę bei supratingesnę visuomenę, kurioje vietos bus kiekvienam. Dabar sveikinimo žodį tars Vytauto Didžiojo universiteto, Švietimo akademijos, Profesinio tobulinimo instituto vadovė, profesorė daktarė Giedrė Kveskienė. Kviečiame. Pirmiausia, aš labai sveikinu studentes už labai gražią iniciatyvą, nes tikrai norėdami pažinti kitokius žmones, turime bandyti įsigilinti į jų esmę, į jų bendravimą, į jų kitoniškumą, turime juos priimti ir todėl ta jaunimo iniciatyva, studentų iniciatyva mane labai džiugina, nes nepabandę patys padaryti, nepabandę pažinti, tai tikrai sunku bus susidūrus paskui praktikoje. O praktikoje jau kas dirbate, tai žinote, o kas nedirbate, dirbsite, tai pamatysite, kad tokių vaikų atsiranda vis daugiau. Iš dalies todėl, kad jų daugiau diagnozuoja, mes juos daugiau atpažįstame, bet vis tiek dar nemokame su jais bendrauti. Ir aš pati savo aplinkoje turiu sūnėną, kurį stebiu jau 16 metų. Matėme, kaip seneliai pažino, nepažino, jis gyvena Kanadoje, turi labai iš principo geras sąlygas, daug geresnės pagalbos sąlygas negu dauguma mūsų vaikų, bet vis tiek ir tėvams, nepaisant, kad jie yra mokytojai, abudu ir stengiasi suteikti visokiojopą pagalbą. Ir tai, kad Kanados sveikatos sistema nepiktnaudžiauja medikamentais, bando ieškoti alternatyvų, bet vis tiek šitam vaikui yra integruoti sunku ir tik tais tiek ačiū tėčiui, kad jisai sudomino vaiką per sportą, per bėgimą, žodžiu, atrado jo ypatingus gabumus ir aš manau, kad tokius gabumus mes turime stengtis atrasti pas kiekvieną vaiką. Tai dar kartą labai dėkoju ir Julijai, jūsų įkvėpėjai, ir studentėm, kad darote ir domitės. Ir tikrai šita tema yra nepaprastai vertinga ir reikalinga mums visiems pažinti, suprasti ir mokytis kartu padėti, kad mes būtumėm lygus savo visuomenėje ir galėtumėm įsijungti aktyviai į Lietuvos ateitį ir turimą. Ačiū Jums labai. Ačiū gerbiama Giedrė. Na, o dabar kviečiame dalintis ir pažinti istorijas. Mūsų pirmoji viešnia Rūta šiandien negali būti su mumis, tačiau mes dėkojame jai už atvirumą, už tai, kad sutiko pasidalinti savo patirtimi. Ji yra ypatinga asmenybė, labai talentinga ir drąsi, tad įsiklausykime į jos paliktą video įrašą. Ir turiu autizmo spektro sutrikimą. Tai visų pirma, labai noriu padėkoti už galimybę dalyvauti šitame renginyje ir pasidalinti savo istoriją. Ir kas nukarto žvilgtelsiu į šoną, nes esu pasirašęs dalykus, kuriuos noriu aptarti, klausimus. Tai pradėkim. Tai realiai man yra 30 metų ir autizmo diagnozę gavau, kai man buvo 29. Tai reiškia, kad visą gyvenimą pragyvenau be diagnozės, bet jaučiausi, kad su manimi yra kažkas ne taip. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi ją gavusi, nes atsakė beveik visus mano esminius klausimus, kurie mane vargino visą gyvenimą. Tai noriu pasidalinti su jumis savo istoriją trumpai ir aptarti autizmo ypatumus, ypač kuomet esu moteris, 20 metų ir kodėl diagnozę gavau taip vėlai. Tai realiai moteris, merginos bendrai, jos išmoksta
maskuoti visus simptomus, dėl to yra daug sunkiau gauti diagnozę ir gandai pastebėti, kad ta mergaitė, moteris yra autistė. Taip yra todėl, kad bendrai moteris patiria, net tiek, kiek patiria, bet yra tiek daug tų socialinių normų ir jeigu mergina yra ne neurotipinė, jinai tas normas visai kitaip supranta. Tai jeigu tau kas nors pasako, nežinau, nekilnok sijonėlio, ar turi mokytis labai gerai, ar turi daryti puikią karjerą, tai mes galim tos žodžius priimti labai tiesiogiai ir kad nėra kitos išeities. Tai dažnai asmenys su autizmo spektro sutrikimu mato arba juodą baltą, tai yra nėra tokio viduriuko. Tai jeigu natūralistas mokysios gerai, tai reiškia mokysios iki nukritimo, tiesioginio to žodžio prasme, iki perdegimo, lygiai taip pat darbe. Bet vėlgi, aš kalbėsiu labiau apie savo patirtį asmeninę, nes tikrai visiems pasireiškia labai skirtingai ir, kaip jau žinote, tai yra spektras. Tai reiškia, kad visa tai gali pasireikšti daugiau mažiau skirtingai visiems. Tai pirmas klausimas, kurį norėčiau aptarti, tai yra, kokie dalykai ar veiksmai padeda mano dienos rutinai. Tai iš tikrųjų kiekvieną dieną aš mokausi atrasti naujus dalykus ir veiksmus, kurie palengvintų mano gyvenimą. Tai vienas iš jų yra, iš tikrųjų, aš turiu net šalia savęs galiu parodyti, kas labai pakeitė mano gyvenimą ir kokybę. O, štai šią. Tai yra šios ausinės, kurios izoliuoja garsą. Ir aš jas gavau dovanų prieš 2 metus ir dabar galvoju, jeigu būčiau žinojus, kad tokios egzistuoja prieš tai, mano gyvenimas tikrai būtų daug lengvesnis. Ką turiu omeny? Tai aš gyvenu didmiestyje, ką reiškia, kad yra labai daug triukšmo ir kuomet važinėju viešuoju transportu ar tiesiog reikia atlikti kažkokias užduotis, kaip kad nueiti paštą, ligoninę ar kažką nusipirkti, patiriu labai daug stimulacijos garsinės, kas mane be galo vargina. Tai šios ausinės, aš žinokit, atvirai dažnai net nesiklausau muzikos, tiesiog užsidedu, yra funkcija išjungti garsą aplinkos, tai tiesiog viską užblokuoja, nėra kad 100%, bet tikrai daug labiau viską numalšina ir tas man labai padeda. Kitas dalykas, kuris mano rutinoje padeda, tai yra fizinis aktyvumas, fizinė veikla ir kažkaip duoti savo iššūkių per tas veiklas. Ką turiu omeny? Tai pati aš turiu gana didelį nerimo pojūtį, nežinau kaip čia sindromą, ar kaip pavadinti, kad nuolatos jaučiu nerimą ir mane vargina mano pačios mintis. Tai yra, kad galvoje prisigalvoju scenarijus, kurie net neegzistuoja ir tų scenarijų yra 10 vienu metu. Tai ką tai reiškia, kad labai mane vargina, tai darosi sunku susikaupti ir taip pat tai gali privesti netgi iki panikos atakos, jeigu nerandu būdo, kaip sureguliuoti tuos visus pojūčius. Tai sportas yra vienas iš jų, nes tuo metu aš realiai nukreipiu visus pojūčius į savo fizinį kūną. Tai jeigu aš tenai esu sporto salėje ir kilnoju kažkokius svorius, tuo metu aš jaučiu fizinę apkrovą, kuri yra kaip iššūkis, pavadinkim taip, ir tuo metu mano protas nurimsta. Taip pat yra kitų fizinių tokių palengvinimų mano gyvenime, kaip kad karšta vanė, karštas dušas, tai kuomet aš jaučiu kažkokius fizinius pojūčius, padeda sureguliuoti mano emocinę būseną. Tai va, bet realiai kiekvieną dieną gyvenu, mokausi, bandau, testuoju naujus dalykus, bet šie, sakyčiau, patys pagrindiniai, kurie gelbsti mane kasdienybėje. Tai ką tavo manymu svarbiausia aplinkiniai turėtų žinoti apie autizmą? Tai aš kalbėsiu būtent iš savo perspektyvos, kadangi esu moteris, diagnozę gavau tik praeitais metais, kaip ir minėjau, tai ką norėčiau, kad žmonės žinotų, kad autizmas ne visada yra matomas išoriškai ir labai dažnai žmonės jį internalizuoja, ar galiu taip išreikšti, nežinau, bet tiesiog jaučia jį viduje ir tas nerimas labai yra gerai maskuojami visi tie dalykai. Tai jeigu kažkas su jumis pasidalino, kad jie yra ne neurotipiniai žmonės ir turi autizmo spektro sutrikimą, tai turėkite omenyje, jeigu žmogus iš išorės atrodo viskas gerai, laimingas, ramus,
gal mažiau šneka, gal ką, tai gali reikšti, kad priešingai jie patiria labai daug emocijų, labai daug išgyvenimų ir tokiu būdu bando save sureguliuoti. Tai kad neklijuoti etikečių, kad va, tu autistas, nes elgiesi vienaip ar kitaip ir kad kiekvienas atvejis yra skirtingas ir negalim sudėti visų žmonių į vieną dėžutę. Va čia yra autistai, visi mes labai labai skirtingi. Tai kaip aplinkiniai galėtų padėti tau jaustis geriau? Tai čia, manau, yra pats svarbiausias dalykas atvira komunikacija, kad jeigu turite gyvenimo žmonių ir labai noriu tikėti, kad visi mes turim tokių žmonių, kuriais galim pilnai pasitikėti, kuriuos mylime, kurie myli mus, tai nebijoti pasidalinti. Ir jeigu žmonės nepriema tų žinių, nes jeigu gauna diagnozę vėliau, tai irgi labai daug ką pasako apie jūsų santykius ir kokią draugystę kuriatės. Bet jeigu žmonėm pasakot, kad turiu autizmo spektro sutrikimą, dažniausiai jie padės jums tose situacijose. Tai mano atveju esu pasakius draugams, savo vyrui, darbdaviams kai kuriems. Tai tiesiog tada žmonės jau atpažįsta, kai man yra blogai ir jeigu pasakau, kad man reikia šiek tiek pailsėti ir izoliuoti save, ir jeigu kad aš atsitrauksiu, tarkim, esam šeimos pasibuvime ir man tiesiog pasidaro per sunku, per daug garsų, per daug temų, per daug judesio, tai aš galiu atsiprašyti ir valandai išeiti, pabūti vieną kambaryje, tiesiog miegoti turbūt, kas man iš tikrųjų padės sureguliuoti visas tas vidinės emocijas ir iššūkius. Tai čia yra vienas būdas, kaip gali padėti žmogui. Antras būdas irgi žinoti, kaip gali padėti, jeigu žmogus ištinka panikos ataka arba dar yra vadinamas meltdown. Iš tikrųjų, nežinau, kaip lietuviškai įsiverčia teisingai, bet tiesiog tokia kaip emocinė iškrova, kai atrodo nebeįmanoma pakelti gyvenimo ir tada žmogus gali tiesiog net nustoti kalbėti, gali verkti, gali kasytis, draskytis, yra įvairiausių išraiškų tų. Tai irgi, jeigu yra šalia žmogus, kuris apie tai žino, tai rekomenduoju prieš tai pasidalinti būdais, kurie galėtų padėti palengvinti tą akimirką. Tai yra paprasti žmogiški dalykai, žodžiais galima palaikyti, gal reikia išeiti pasivaikščioti, gal reikia tiesiog apsikabinti, gal kaip tik reikia tą žmogų palikti vieną, tai labai svarbu iškomunikuoti, ko jums tą akimirką reikia, kad palengvėtų ir žinoti, kad ta būsena praeis. Tai, sakyčiau, mano toks yra patarimas - atvira komunikacija. Ir dar pateiksiu iš tikrųjų atvejį, nes kalbu kaip gal iš savo perspektyvos, kaip jauna moteris, kuri dirba, kuris asmeninį gyvenimą, turi daug svajonių. Tai iš tikrųjų paskutiniu metu visai sudėtinga man buvo ofiso aplinkoje ir dažnai keičiau darbus ir interviu vairiausius ėjau. Ir iš tikrųjų turiu net papasakoti istoriją, kad aplikavau vienam darbui, atrodė viskas gerai, ofisinė pozicija, marketingas, šaunu. Ir turėjau jau atlikti užduotį, kas yra normalu šiomis dienomis einant per interviu procesą. Ir tiesiog pradėjau atlikinėti tą užduotį, dar kartą pasiskaičiau darbo sąlygas, kad man reikės būti ofise beveik visas dienas per savaitę, kas man jau yra iššūkis ir žinau, kad aš toje aplinkoje nesijausiu gerai. Ir tiesiog tam darbdaviui atrašiau, žinokit, persigalvojau, nutariau nebetęsti šito interviu proceso dėl asmeninių priežasčių, man atrodo, tai pasakiau ir viskas. Tada jie man atrašė, viskas gerai, Rūta, ačiū už tavo laiką. Jei būtų gerai, jeigu galėtum pasidalinti nuoširdžiai, kaip mes galėtume pakeisti visą šitą samdymo interviu procesą, kad tai būtų tavo pirmas pasirinkimas ir gal kad kitiem ateities darbuotojam irgi būtų smagiau dirbti šitą įmonę. Ir aš galvoju, nieko neprarandu, ta prasme, galiu pasakyti tiesiai šviesiai. Tiesiog atsisėdau ir parašiau tokį gerą laišką atvirai, sakydama, kad tikrai man patinka įmonė ir darbo pozicija atrodo labai įdomi, bet esu ne neurotipinė, neurodiversity tą vadinamą angliškai turiu ir tiesiog man tokia aplinka netinka, nes aš tiesiog negalėsiu fiziškai būti tiek dienų ofise, tarsi aš galėsiu, bet anksčiau ir vėliau vyks man perdėjimas ir tiesiog bus daugiau problemų. Ir išsiunčiau, ir pamiršau tą laišką. Tada mane atrašė, viskas gerai, taip ačiū už atvirumą, tikiuosi mūsų keliai susikirs dar kada ateityje. Ir viskas, pamiršau šitą darbdavį, ten toliau gyvenu savo gyvenimą. Ir po kelių valandų jie man atrašė, sakydami,
Rūta, žinok, mes pasitarėm, labai mums patikai per pirmą interviu ir labai ačiū už tavo nuoširdumą. Manom, kad tikrai galėtume suteikti tau tokią aplinką, kurioje jaustumės gerai. Tai gal viskim tęskim šitą interviu procesą. Ir iš tikrųjų man buvo tokia akimirka, kad atsivėrė akis, kad iš tikrųjų kaip svarbu yra komunikacija ir būti atviram pasauliui. Ir dažnai mes patys susigalvojam visokius stereotipus, kad žmonės mus ateis dėl vienų ar kitų dalykų, arba jeigu esame ne neurotipiniai, bet iš tikrųjų, manau, viskas gyvenime paprasčiau, yra daug gerų žmonių, kurie nori palaikyti ir ypač šiomis dienomis labai džiaugiuosi, kad vyksta toks nuostabus renginys, kad mes kalbame šitomis temomis, nors gal ir nėra labai lengva, gana asmeniška, bet tiesiog noriu suteikti visiems vilties ir pasidžiaugti, kad tikrai situacija keičiasi ir komunikacija mūsų išgelbės. Taigi, tada toliau norėjau aptarti, dar yra kokį nors mitą apie autizmą, kuriuos norėčiau sugriauti. Tai tikrai taip, tai kai gavau diagnozę, pradėjau ieškoti šitos informacijos, ieškoti daugiau moterų, kurios gavo šitą diagnozę vėlyvame amžiuje ir viskas gerai. Suradau pilną straipsnių, pilną socialinių medijų paskyrų, kur moteris dalinasi savo istorijomis, kuria bendruomenę ir tada pradėjau ieškoti lietuvių kalbą ir labai nuliūdau, nes realiai nieko neradau. Realiai radau gal vieną video YouTube buvo mergina, nepamenu tiksliai Justina, dalinosi savo istoriją ir tada radau tik tai kitų paskyrų, radau Iloną, kuri dalinosi savo sūnaus istoriją, bet daugiau nieko. Ir tada manau, čia irgi autizmo toks simptomas yra, kad labai mes kovojam už teisybę ir norim, kaip pasakyti, ne tai, kad kovoti už teisės, bet kad jeigu galvoju, ne, čia neteisingai, reikia keisti šitą situaciją, tai tada atrodo net kraujas verda ir atsiranda labai labai didelė motyvacija kažką daryti. Tai realiai per dieną susikūriau tą Instagramą savo spalvotą ir pradėjau dalintis irgi su ašarom akyse filmuoju. Ir baisu atrodo, nes atrodo, gal kokie seni klasiokai pamatys, ar ten mokytojai buvę, kur nieks net nebuvo įtariu ir gal irgi ten ateis, kad čia ligų ieško. Bet įdomus faktas, čia jau nukrypsiu nuo temos šiek tiek, kad iš tikrųjų net man parašė mano iš paralelinių klasių mergaitė tokia, kada mokėmės mokykloje, kur jinai parašė, o Dieve, Rūta dirbo, aš irgi panašu, kad turiu autizmo spektro sutrikimą. Ir sako, labai mokyklą norėjau ir su tavim draugauti, bet tiesiog kažkaip drovėdavausi prieiti. Ir galvoju, aš visus metus užaugau su tam tikrais iššūkiais, kai visuomet šalia buvo kažkokių žmonių, kurie lygiai taip pat jautėsi. Ir aišku, tais laikais dar nebuvo socialinių medijų, nebuvo tokios sklaidos, kokią turim dabar, bet manau, tai yra nuostabus įrankis, kurį galim naudoti dabar. Tai kalbant apie stereotipus ir grįžtant prie klausimo, tai paskyrą sukūriau, kad griauti tos stereotipus ir edukuoti žmonės, kad autizmas gali būti diagnozuotas nebūtinai mažamečiui vaikui, tai gali būti ir suaugusiam, tiek vyrui, tiek moteriai. Aš būtent specializuojuosi ir kalbu apie moteris. Tai va, ir iš tikrųjų per kelis mėnesius neįsivaizduoju, kiek aš sulaukiau žinučių ir sekėjų. Tas man buvo irgi toks momentas, kad, o Dieve, ta prasme, yra tiek daug moterų ir Lietuvoje, bet mes viena kitos tiesiog neradom. Ir man buvo toks, taip užpildė širdį, nežinau, tokiu jaukumu, kad visos labai atvirai dalinosi savo istorijomis ir aš dalinausi. Ir tiesiog norėsiu viskas apkabinti ir dėti prie širdies iš tikrųjų, nes tiesiog yra mūsų daug ir yra labai svarbu surasti vieną kitą, kad palaikyti ir tiesiog skleisti tą žinią, kad tu nesi viena, kad yra daug daugiau moterų, kurios perėjo labai panašiais keliais ir turi panašias istorijas ir gyvenimai susiklostė labai panašiai. Tai manau puikiai sekasi griauti tą stereotipą. Aišku, atsiranda labai daug negatyvių komentarų, bet vėlgi stengiuosi nekreipti dėmesio, nes vėlgi tasai tikslas, vardan ko mes tą darom, yra daug didesnis ir suteikia daug daugiau prasmės. Ir paskutinis klausimas, kurį noriu aptarti, tai yra, kokios yra tavo stipriausios ir silpniausios pusės. Tai
Labai geras klausimas. Labai gilus, sakyčiau, nes iš tikrųjų bandau atrasti savo stiprybės kiekvieną dieną ir savo silpnybės paversti stiprybėmis. Tai kalbant apie silpnybės, gal pradėkim nuo to, tai nežinau, ar jas galima taip įvardinti, bet tiesiog, sakyčiau, tas pervargimas, kur irgi atrodo jis nėra normalus, neurotipiniam žmogui gal taip nebūtų, bet tiesiog esu per daug stimuliuojama ilgą laiką, tai yra garsais, pokalbiais, šviesomis, tuo pačiu protinėmis užduotis, gali būti, kad aš tiesiog išsijungsiu, tai aš būna grįžtu namo po darbo ir aš fiziškai net negaliu šnekėti, būdavo tokių dienų, čia juokinga gal prisimint, bet grįžtu ir atrodo ant tiek esi pavargęs, kad būdavo tiesiog atsigulus su striuke kambarį ir guliu. Ir aišku, visi būdavo pasijuokę, po rūtą keltis, ką čia reiškia. Bet tarsi aš suaugus moteris grįžti iš ofisinio darbo, žinai, viskas, kaip pasakyti, nežinau, kaip suaugę gal neturėtų elgtis, bet vėlgi tai nebuvo kažkoks žaidimas ar įsidirbinėjimas, tai tiesiog buvo natūrali mano kūno reakcija, kad aš viskas, nebegaliu, man reikia ilsėtis. Tai skaičiu, čia gal yra tokia silpnybė, nes tikrai daro įtaką mano gyvenime, kaip aš planuojas laiką, kokį darbą renkuosi, kaip aš renkuosi leisti laiką, nes tokie išsijungimai gali vykti ir būnant draugų rate, tarkim, mes būnam, vakarieniaujam, viskas gerai, esam pas kažką namuose, visi šneka ir vienu metu man viskas gali pradėti tiesiog suktis nuo visų garsų ir tada turiu atsiprašyti irgi šiaip dažniausiai tai būna tualetas įsigelbama vieta, kur galiu užsirakinti, paverkti, pakvėpuoti, atlikti savo visus raminimo metodus, bet tai veikia gyvenimą, nes po to irgi vis tiek klausimas, atsiranda viskas gerai ir atrodo paradoksas tame, kad tavo protas supranta, kad yra viskas gerai, tu esi saugi, tu esi su draugais, kuriuos pažįsti daug metų, nesi pavoje, bet tavo kūnas tiesiog pradeda taip reaguoti ir kitaip siųsti signalus. Tai tas tikrai, sakyčiau, mažiau smagi dalis. Kas čia dar iš silpnybių? Sakyčiau, kaip, nežinau kaip lietuviškai, tiesiog multitaskinimas, kai vienu metu turi atlikti daug užduočių. Mano smegenys taip neveikia, tai jeigu realiai aš netgi tiesiog plaunu indus ir kažkas su manimi bando šnekėtis, aš negaliu šnekėti, nes aš plaunu indus, aš galvoju, kaip tą kempinę suspaus, kokį tenai, nežinau, uždžiūvusi pomidorą nuvalyti, vandens temperatūrą, kiek burbuliukų susidaro, kiek putų susidaro, tai viską matau tokiamis detalėmis. Ir jeigu kažkas su manim dar kalba ir man reikia atsakyti, tai tada arba aš neplaunu indų, arba mes šnekamės. Tai šitas tikrai irgi kerta koją, sakyčiau, tiek profesinėme gyvenime, bet vėlgi šitą dalyką bandau paversti kaip stiprybę, nes tuo pat metu aš galiu labai susifokusuoti kažkokią užduotį. Tai turėjau ir darbe patirčių, kuomet atlieku užduotis itin greitai, tik per kelias valandas. Tai reiškia, kad galiu labai susifokusuoti smarkiai ties savo užduotimi. Tai čia taip ir stiprybė, sakyčiau. Dar ir stiprybių, einant prie gerosios pusės stiprybių, sakyčiau kūryba, todėl, kad smegenys kitaip jaučia aplinką. Tai yra kitaip girdžiu garsus. Aš mokiausi pati muzikos mokykloje, bet atsimenu pakeliui į mokyklą visada eidavau per tiltą į Baliaus dvariono mokyklą Vilniuje ir klausydavau muzikos ir būdavo ne tai, kad klausau dainos, bet galvoje tiesiog įskaidyčiau ją į skirtingus sluoksnius ir tada galvočiau, čia mušamieji, čia pučiamieji, tada galvoje bandydavau įsivaizduoti, išjungiam tą takelį ir tiesiog manipuliuodavau garsus visais ir tada dar garsus matydavau ir matau kaip vizualizacijas tam tikras, tai irgi čia jaunystės tokia dilema būdavo, ne dilema, bet kalbuosi su žmonėm ir būdavo klausdavo, o turite taip jautimą, tai dažniausiai būdavo nerūta, ne, keista, kodėl. Tai būdavo, jeigu klausau kokią dainą, kuri labai kelia man teigiamas emocijas ir aš einu tarkim miestu, tai vėlgi tuos takelius, kad pučiamieji, melodija, matyčiau kaip tokias bangas, kurios link šalia manęs plaukia pagal muziką ir eina aplink pastatus, pro langus, tai čia atsiranda ta kūryba, sakyčiau, bet vėlgi aš visą galvodavau, kad čia yra normalu, bet po to supratau, kad čia yra tiesiog ne neurotipinės smegenys. Bet sakau, šiaip tai, tuos dalykus bandau
kažkaip generuoti į meną, ar tai kažkokią kitokią išraišką, ar per piešimą, ar kūrybą. Tai va, tikrai sakyčiau, tai yra stiprybė. Ir manau, kiekvienas neurotipinis žmogus atranda savo tuos vadinamus specialius pomėgius, kuriems skiria daug laiko. Ir tai yra mūsų stiprybė. Mes kitokie, bet vėlgi, tai yra kaip tam tikra galia, sakyčiau. Tai va, ir tiek, manau, aptariau visus klausimus, kuriuos šiandien norėjau su jumis, tikiuosi buvo įdomu. Jeigu turit kokių klausimų, ar tiesiog norit pabendrauti, ar nedrąsu, tai visą laiką drąsiai sakau, rašykit man žinutę, mielą norą atrašysiu, pabendrausiu, man pačiai įdomu. Ir tikiuosi, sugrausim šiandien daugiau metų. Ačiū labai visiems. Iki. Dėkojame Rūtai už atvirumą, jaukią ir pozityvę nuotaiką bei ryžtą. Dabar norėčiau jūs supažindinti su drąsia, kūrybinga moterimi, rūpestinga mama, rūpestinga ir nuostabia mama, bei SOS autizmas įkūrėja Ilona Plavska, kuri šiandien pasidalins savo patirtimi auginant autistišką berniuką. Miela Ilona, prašome mikrofoną. Ačiū. Sveiki visi. Tai prisėtume. Tai kaip šiandien čia jaučiatės? Žinokit, negalvojau, kad tiek daug žmonių susirinks. Tiesą pasakius, aš galvoju, kad mes iš vis gal mažesniai auditorijai susirinksim, taip biškelį prie kavos, ne, pasidėsim, paplėpėsim. Bet žinokit, labai smagu jūs visus matyti. Labai džiaugiuosi, kad tiek daug žmonių domisi autizmu. Kavos ir prie kavos paplėpėsim, bet vėliau. Tai dabar pradžioje gal galėtumėt pasidalinti apskritai, kaip pastebėjote sūnaus autizmą, kokie jo buvo požymiai? Tai žinokit, nuo pat pradžių aš galvoju, kad aš turiu tiesiog užsispyrusi vaiką. Man į galvą nebūtų šovę, kad kažkas su mano vaiku galėtų būti ne taip. Tai kai jau atėjo adaptacija į darželį, jam buvo 2,5 metų, mes atėjome ir auklėtojas pasakė, ar nepastebit kažko tais kitokio savo vaikų. Ta prasme, jisai sakė, neatsišaukė į vardą, nedaro kažkokių tais paliepimų. Tai tik nuo to laiko, kai jos pastebėjo, aš pradėjau pati pastebėti. Tai, bet kažkaip ne tai, kad puoliau į neviltį, bet pradėjau po truputėlį domėtis, kaip galėčiau padėti, ne? Tai pedagogės pasakė, kad vis dėlto būtų gerai, jeigu mes kreiptumėmės į raidos centrą. Tai taip ir padarėm ir po pusės metų jam buvo diagnozuotas, jeigu pagal tas visas diagnozes, tai įvairiapusis raidos sutrikimas. Tiesą pasakius, aš nežinau, kuo skiriasi tas vaikystės autizmas ir įvairiapusis raidos sutrikimas, ar dar kažkoks tai sutrikimas. Tai va, bet jam buvo tas įvairiapusis raidos sutrikimas su autizmo bruožais. Tai va, ir toliau pradėjom tą kelią. O kokių šviesių pokyčių atnešė autistiško vaiko gimimas ir galbūt įkvėpė jūs kažkaip veikti? Tai va, jo, visas mano, žinokit, šiandienos darbas, tai ir yra būtent įkvėptas mano vaiko, nes, visi mes žinom, ne, kad vaikai yra mūsų atspindys. Ir kai aš pasižiūrėjau, kad, tas atspindys netoksai, kokį aš norėčiau matyti, ir čia nesvarbu, ar neurotipinis, ar ne neurotipinis vaikas. Aš iš karto pagalvojau, reikia kažką daryti su tuo. Na ir po biškį, mažais žingsneliais, Instagramą įkūriau, pradėjau vesti. Ir tiesą pasakius, aš negalvojau, kad tiek daug žmonių sulauks to atgalinio ryšio, kad kažkam tais bus įdomi ta autizmo tema, kad irgi kažkas gyvena tom pačiom emocijom. Tai vat, ir įkvėpė taip pat įkurti SOS autizmą, kad padėti kitiems, nes, žinokit, pati suprantu, perėjus tą kelią, kaip yra sunku pačioj pradžioj.
Nes, na, dabar jau kiek 3 metai, ne, yra biškelį daugiau, kai mes gyvenam jau su tą diagnozę, ne. Tai galiu pasakyti, kad, nu, nėra taip baisu ir iš vis nėra baisu. Galima su tuo susigyventi, galima su tuo gyventi ir galima labai gerai ir kokybiškai gyventi, jeigu jūs pasistengsit visą tą savo būtį, ane, kaip čia pasakius, na, pasidaryti, kad jums būtų komfortiška. O kas jums padėjo užmegzti šiltą ryšį su vaiku? Veiklos. Iš karto aš galvoju apie žmonės, ne, nes man labai pasisekė su žmonėm. Tai terapeutė Kotryna, kuri čia yra šiandien. Tai mes iš karto kažkaip nuėjom į šeimos slėnį, ten vietų nebuvo, nežinau, žinot, ten tos pavadinimus. Tai va, ten vietų nebuvo ir jie iš karto nukreipė mus pas Kotryną. Tai kaip mes ten atėjom, taip ir iki šiol kartu dirbam. Tai va, ir dar labai, jeigu kalbant apie žmonės, padėjo osteopatas. Irgi, žinokit, tuo pačiu metu, man atrodo, mes ir pas osteopatą pradėjom eiti ir iki šiol einam, nes, nu, matom labai didelį progresą ir labai tokį, nu, naudą, tiesiog naudą. Tai va, jeigu kalbant apie asmenis, tai tikriausiai būtų viskas, ne, jeigu iš specialistų pusės, bet dar norėčiau paminėti, kad aš vat pastebėjau, nu ne tai, kad aš pastebėjau, bet autistiški žmonės, jie nedaro nieko, kas jiems nepatinka. Jeigu nenešam malonumo arba jie negaus ten apdovanojimo, ne, po to, kai kažką tais padarys, tai jie tiesiog to nedarys. Tai aš tiesiog išmokau tikriausiai su savo vaiku irgi nedaryti tai, kas man nepatinka, arba aš nematau tiesiog prasmės tame. Jeigu kažkas man ten pasakė reikia, nu ne, jeigu tu nori, tu darai. Ir tada, žinot, tas eina viskas iš širdies ir daug geriau gaunasi. Tai va. Ir kokie, vat, jau minėjote apie jo augimą su, nu, va, terapeutų pagalba, o kokie pasiekimai jūs labiausiai džiugina? Tai žinokit, dabar, kai jam suėjo 6 metai, ne, mes tuos 3 metus intensyviai dirbom ir žinokit, tik dabar aš pradėjau skinti tuos vaisius ir labai saldžius vaisius, kad jisai vat, kol kas nekalba dialogo, bet jau daug ką pasako ir taip supranta, ta prasme, kad jisai pats supranta, ką jis šneka, nes buvo toksai laikotarpis, kai jisai kažką tai sakė, ne, bet jisai nelabai suprasdavo tų žodžių, ką jis sako. Mes ir su kortelėm, su visko bandėm jį mokinti, bet nu, nebuvo tokio sąmoningumo. Ne. Dabar jau matosi, kad vaikas, nu, vat, jam sukako 6 metai ir atrodo va, taip va, ne, ir pasikeitė vaikas, labai sąmoningas pasidarė. Tai jo, tai tikriausiai tas kalbėjimas, ne, vėliau, kad mes jau galim iš tokių sunkesnių situacijų išbristi sausi. Ne, va, tarkim, kai būna, kaip Rūta minėjote, meltdownai, tai išmokau apeiti, tai jau nebekankina, galima sakyti, ne. Kokie vaiko dar pasiekimai. Na, žinot, tikriausiai, kad jisai yra laimingas. Aš matau jo akise, ne, kad jisai nori gyventi, tiesiog, kad nėra kažkoks tai atstumtas į šoną, nors jis yra kitoks, bet, nu jo, smagu labai tai matyti. Labai džiugu girdėti, kad, nu taip, augat ir tobulėjat su pagalba išorinė. Ir dabar noriu paklausti, su kokiais stereotipais susidurėte augindama autistišką vaiką? Su kokiais stereotipais? Na, čia tikriausiai reikėtų paminėti, kad autizmą galima išgydyti tikriausiai. Tai yra tiesiog kitokios smegenys, jeigu taip labai paprastai tariant, ne? Jie tiesiog mato tą pasaulį kitaip ir čia jokiom tabletėm, jokiais vaistais to neišgydysi, jeigu kažkas tai nori. Arba kad
kai kurios mamos mėgsta, nu, aš irgi nesakau nieko prieš, tiesiog aš savo patirtim dalinuosi, nori kažkokius tai sunkius metalus iš vaiko ten ištraukti, aš nežinau, ten, nu, žodžiu. Tai mano nuomonė tai, kad šioje situacijoje padės vaiką, kaip čia pasakius, adaptuoti prie šito gyvenimo, tik tais darbas ir dar kartą darbas su juo. Nėra jokių tais stebuklingų piliulių, tablečių, ne. Čia tik tais darbas. Kas dar, na, kad tikriausiai iš visuomenės, kad autizmas tai siaubas baubas, kažkoks tais, kad kai kurie tėvai sako ten savo vaikams, kad nežaisti su juo, jisai yra kitoks, kad, na, tiesiog neleidžia žaisti, ane, nors gal jiems ir linksma kartu. Ane, nesvarbu, kad kitas vaikas nemoka kalbėti, bet vis tiek, tarkim, esu mačiusi kiek kartų žaidimo aikštelėse, ane, kad vaikai smagiai žaidžia, bet ateina ten tėvas ir nori mama ir pasako, kad nežais su juo, matai, jisai ten nešneka, jisai kitoks, jisai tą aną nemoka, tai, na, va, tikriausiai šitas dalykas. Iš stereotipų tikriausiai tokių, nu, dabar neateina į galvą. Gerai. O kaip manote, jau daug ką paminėjot, bet gal taip užtvirtinant, ką žmonės turėtų žinoti apie autizmą? Kokius ten 3 ar daugiau svarbiausių dalykų galėtumėt išskirti? Taip, svarbiausius dalykus apie autizmą, ane? Nu, jo, minėjau, kad tai yra tiesiog kitokie žmonės, jie mato pasaulį kitaip ir svarbu paminėti, kad autizmas tai yra spektras. Jeigu, pavyzdžiui, mano vaikui jisai pasireiškia vienu būdu, gali būti, kad pas kitą vaiką tai išvis bus kitaip, ane? Tai šitas dalykas, taip, Tai galim jau pereiti prie auditorijos klausimų, nes prieš registruojantis čia uždavėte porą klausimų, galėsite ir gyvai paklausti, bet dabar vienas klausimas buvo, jei lankote dienos centrą autistiškiams vaikams, kaip derinate dienos centro veiklas su mokymusi bendrojo ugdymo arba specialiojo ugdymo įstaigose ir turbūt nepakalbėjom šitą temą, kur jūsų sūnus mokosi, ar bendrojo ugdymo, ar... Tai vat, kai pradėjom tada adaptuoti į darželį, kai minėjau prieš tai, kur auklėtos pastebėjo, kad jisai yra kitoks, tai ten buvo bendro ugdymo darželis, bet, kad nesumeluočiau, po 2 ir po 3 metų, dabar po 3 metų, šiais metais jisai pradėjo lankyti specialio ugdymo darželį. Ir žinokit, aš esu labai patenkinta, nes žmonės supranta, su kuo jie dirba, jie žino tam tikrą kaip, nu, specialiosius poreikius, ne, tų vaikų, žino, kaip su jais dirbti tiesiog, tai aš esu rami atiduodama ten vaiką. Tai vat, jeigu kalbant apie užsiėmimus, tai užsiėmimai vyksta, na, mes taip esam suderinę, ne, arba ryte, arba vakare. Jeigu kažkokie tais papildomi užsiėmimai paskirti, va, tarkim, valstybės, tai būna, kad tiesiog iš ryto ten kokią 10 valandą, tada jisai ten atbūna užsiėmimuose ir keliauja toliau į darželį, ne? Bet aišku, mes visą dienotvarkę iš anksto su Aleksandru ten iš vakaro patvirtinam, kad mes ten važiuosim, nes jo irgi nepaminėjau autistiškiams vaikams, nu ir tikriausiai žmonėm, ne, suaugusiems labai svarbu žinoti tą visą dienotvarkę, kas po ko vyks, nes jeigu kažkas tai išsibalansuoja, nu ta prasme kažkas tai neįvyksta, tai būna tie vadinami meltdownai, pykčio priepuoliai. Tai vat. O kaip visuomenė galėtų prisidėti prie autizmui draugiškos aplinkos kūrimo? Ką mes galime? Kalbėkit. Tiesiog kalbėkit apie tai ir, na, aš pasakyčiau, kad, nu, nebijokit apie tai kalbėti, tai nėra kažkas tai tokio labai baisaus, tai tiesiog kitokie žmonės, kurie irgi nori
būti išgirsti, nori būti mylimi, ne, kaip ir mes visi. Gal jie nemoka nepasakyti, kad jie nori bendrauti, bet žinokit, aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad tuos autistiškus žmonės, vaikus, kuriuos aš sutikau, tai žinokit, jie mielai norėtų pabendrauti, kažką tais pasakyti, bet gal ne visada išdrįsta. Tai labai svarbu kalbėti ir palaikyti, nes pati ta pradžia, ne, žinokit, jinai yra labai labai sunki, nes tu iš naujo, galima sakyti, mokaisi vaikščioti, ne. Tai labai labai svarbus palaikymas ir man tikriausiai pasisekė, kad aš turėjau tą palaikymą iš aplinkos, iš tėvų, iš draugų. Bet žinokit, atėjo tas palaikymas tik tada, kai aš pradėjau kalbėti. Kai aš pradėjau kalbėti, žmonės man irgi atsiveria, nes aš jiem atsiveriu. Tai vat. Tai labai gražu būtų ir užbaigti šitą temą ir dabar auditorijos klausimai. Ar turite, ar norite kažką daugiau sužinoti? Galbūt kažko nepaklausėme, nes jaudinosi ir ne viską perskaičiau. Palaukit, mikrofonas mūsų. Mikrofonas. Mes filmuojam, norim, kad visi girdėtų. Gerai, super, dėkui. Klausimas būtų, gal jūs kaip mama kažką patarsit, ar ne, prižiūriu berniuką ir aš pati įtariu tam tikrą tiesiog autizmo spektrą. Iš jau pastebiu, nes jau draugaujam pusę metų ir nežinau, kaip mamai apie tai subtiliai užsiminti. Jie lanko logopedą kiekvieną dieną labai intensyviai. Esu kažkada šitą temą maždaug bandžius, taip švelniai kažkaip užsiminti, bet kol kas buvo tokia kategoriška, kad nereikia jokių raidos centrų ir nelabai jinai gal nori tą temą kažkaip šnekėti, bet tas buvo iš tos pusės tokios bendros daugiau. Tai gal jūs kaip mama patarsit, ar turėtų tada tėvam patiem tas noras ateiti ir akis atsiverti, pastangas deda dabar tikrai, bet tik tam, kad vaiko kalba pagerėtų, nes 3 metai ir jisai kalba tiesiog savo kalbą ir, žodžiu, tokių... Žiūrėkit, jeigu kalbant apie kalbos raidą, jinai neatsiranda tik tais logopedo pastangom. Tai jeigu iš savo pusės jūs galite, tarkim, patarti, kad tiesiog apsilankytų ir pas ergoterapeutą, kad tokia kompleksinė pagalba nebūtų. Jeigu kalbant apie priėmimą, kad vaikas yra kitoks, duokite laiko. Nes žinokit, man pačiai tai užtruko gal apie 2 metus priimti, nes, tai tikrai yra toksai kaip perkūnas iš giedro dangaus. Tai žinokit, aš pasiūlyčiau, jeigu jinai nelabai nori kalbėti, tai ir neliesti tos temos. Gerai, dėkui labai. Ar dar turime klausimų? Ne, tai jeigu klausimų neturime, labai dėkojame Ilona, kad dalinate savo šeimos istoriją. Tikimės, kad ji padės sukurti daugiau šviesos ir atvirumo mūsų visuomenėje. Norime Jums padovanoti simbolišką dovanėlę nuo mūsų ir Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos paplokimo. Ačiū labai. Ačiū labai. Dėkuoju. Sugrąžinam techniką. Susigrąžinom techniką, galim tęsti. Dabar į sceną kviečiame SOS autizmas bendra įkūrėją, gabūs vaikai vadovė, terapeutė, pedagogė ir kaip pati prisistato vaikų draugė Kotryna Charkova Makevič. Tai kviečiame. Labą dieną visiems dar kartą. Taip, reikės turbūt, čia prisispausiu kažkokiu būdu. Gerai. Tai sveiki dar kartą. Labai čia taip gražiai pristatėt. Labai daug. Reikia patogiai atsisėti, kad dabar neiškristi. Gerai. Ką, pradėkim? Labai dėkojame, kad jūs čia. Labai džiaugiamės, kad atvykote. Ir ačiū turbūt už jūsų
saulę tokią, nes jūs čia įžengėt ir iš karto gera nuotaika. Dėkui. Tai labai norėčiau pradėti nuo bendro klausimo, tai kas jums yra autizmas? Kas man yra autizmas? Aš taip neišskirčiau turbūt vis dėlto, nes tai yra kasdienybė, ne, visų žmonių, turbūt visos visuomenės, viso pasaulio, nes šiai dienai mes be to niekaip negalim judėti, tai yra mūsų kasdienybė ir natūralu būtų ją tiesiog priimti, su ją pradėti gyventi ir pradėti draugauti. Galbūt tai turbūt apibūdinčiau, nežinau. Kas lėmė jūsų profesijos pasirinkimą, jau girdėjome, ne, kad esate puikia terapeutė, pedagogė, draugė, tai kas lėmė, kas pastumėjo? Na, aš stojau į Vilniaus universitetą, ergoterapijos studijas, visą laiką galvojau, kad dirbsiu tikrai su suaugusiais, man taip atrodė, kad man yra lengviau, todėl kad man atrodė su vaiku yra labai sudėtinga. Todėl, kad jisai turi savo norus, ten galbūt kažkokius tos vadinamus ožiukus, ne? Ir tiesiog, kai man teko praeiti praktiką, tai aš supratau, kad man labai sudėtinga yra, todėl, kad man emociškai buvo labai sudėtinga visą tai matyti, kad yra kitokių vaikų, ne? Ir taip gavosi netyčia, kad kadangi aš turiu daug pakankamai kalbų ir į mane kreipiasi būtent lenkakalbiai, kurie sako, žinai, reikia pagalbos. Aš ne. Kaip nors be manęs, nes aš su vaikais nemoku dirbti. Ne, sako, reikia, nes nėra lenkakalbių, reikalinga yra pagalba, ergoterapeutų ir taip toliau. Gerai, vaikučiai buvo tuo metu 2 metukai, buvo totalus elgesys ir man buvo toksai, wow, ko čia dabar darysim, ne, ir kaip man su juo dabar susidraugauti ir taip toliau. Ir iš tikrųjų ta draugystė įvyko labai natūraliai. Na, visų pirma, aš jį suprantu, aš myliu svetimus vaikus ir myliu svetimus žmonės ir tai yra, man atrodo, ta duotybė Dievo, ne, kuomet tu gali surasti tą bendrą kalbą su faktiškai visais. Ir taip gavosi, kad taip prasidėjo mano kelias, vienas vaikas, paskui kitas vaikas, mes kartu augam ir šiai dienai mes jau turim 10 metų praktiką kartu, tai nes man teko išmokti pačiai lenkiškai rašyti, kur faktiškai aš visiškai buvau nulinė, nes aš baigiau lietuvių kalbos mokyklą, tai įsivaizduojate, ne, aš kartu lygiai taip pat mokiausi, ne. Ja, eina kalba irgi apie daugybos lentelių mokymasi kartu, ne, kaip suprasti, kaip vaikui lengviau būtų išmokti, nes tu visą laiką tą medžiagą naujai adaptuoji, ieškai naujų būdų, nes visi vaikai labai yra skirtingi. Plius tai yra darbas su šeima. Tai va taip ir gavosi, kad aš įsitraukiau į tą veiklą, tai tapo faktiškai mano kasdienybė ir labai tokia smagia, draugiška kelionė per savo profesinę sritį ir tiek mokinantis bendrauti su visais kitais. Jau užsiminėte, kad reikia adaptuoti medžiagą, tai gal turit kažkokias strategijas, kaip ugdymą pagerinti tokių vaikų? Na, iš tikrųjų, aš tuo klausimu užsiimu ir šiandien, todėl kad judam į priekį, natūralu, kad viskas labai keičiasi, ne? Kiekvienas vaikas ar suaugęs asmuo yra labai individualus ir kiekvieno poreikiai labai yra irgi individualūs, plius kiekvienas labai skirtingai reaguoja tam tikrus dirgiklius. Ką yra labai svarbu turbūt atkreipti dėmesį? Visų pirma, adaptuoti aplinką pačioj pradžioj, tam, kad vaikui būtų smagu, malonu mokytis. Mes kalbam netgi ne tik apie vaikus, mes galim kalbėti ir apie suaugusius, čia lygiai tas pats, nes suaugę jį studijuoja, ne? Jiems irgi reikia palengvinti tą studijavimo galimybę. Todėl pačioj pradžioj išanalizuokim aplinką, pabandykime ją padaryti malonę, draugišką, taip, ir tada pradėkim žiūrėti, kaip vis dėlto sekasi skleistis tai gėliai. Ar reikia papildomos pagalbos, jeigu jas reikia papildomos tos pagalbos, tai mes maksimaliai suteikiam pačioj pradžioj ir tada mažinam tą pagalbą iki tokio lygio, kad vaikas arba suaugęs asmuo galėtų savarankiškai tinkamai pasirinkti savo priemonės. Mes duodam tos laisvės, aišku, labai svarbi yra motyvacinė struktūra, be motyvacijos nieko nebus. Tai vadinasi motyvacija, kas tai yra? Šiai dienai kartais tokia stereotipija susideda, kad motyvacija, tai tu padarysi tą, gausi tą, tokia savotiška manipuliacinė įrankių grupė, ne? Tai ne, iš tikrųjų tai pati motyvacija yra susijusi su tuo, kad mes galim pagirti, mes galim nuoširdžiai džiaugtis, mes galime, sakykime, aišku, kažkokių daiktų arba, sakykime, dėmesio apdovanoti. Mes galim įvardinti kaip staigmeną. Staigmena kartais būna tiesiog prieiti prie lango ir pastebėti labai gražius dalykus vykstančius lauke, ne? Tai faktiškai tai yra aplinkos adaptavimas, padaryti ją draugišką ir laimingą ir saugią. Ir tai yra kartais motyvacinių sistemų įdiegimas į mokymosi procesą. O kaip mes, kaip žmonės, kaip auditorija, kuri
siekia pažinti, galėtumėm prisidėti prie tos aplinkos kūrimo? Na, visų pirma, visą laiką aš manau, kad tai yra labai geras toksai žmogiškas bruožas pastebėti. Visų pirma, mes matom aplinkinius ir matom, kad kažkam yra sudėtinga, ne? Tai nedarom vaizdo, kad, čia nieko neįvyko, ar aš čia nuėjau, ne, ir nepastebėjau. Tai va, ne, jūs iš dalies esate tos dalies, ne, maža dalelė, kuri lygiai taip pat molekulizuojasi, ne, toje visoje aplinkoje. Tai mes matom, mes girdim, mes jaučiam, natūralu, jeigu matom, kad kažkam yra sudėtingiau, padėkim. Galim padėti įvairiais būdais. Visų pirma, matydami trikdžius tam tikrus, juos tiesiog bandydami arba pašalinti, arba adaptuoti. Ne? Kitas momentas, prieidami tiesiog paklausdami, ar tau reikia pagalbos, ar tau gerai, kad aš čia šalia pabūsiu ir tiesiog galbūt kuo nors aš to galiu būti naudingas. Ne? Ir trečias momentas, tai sudaryti saugią aplinką. Tai irgi labai svarbu yra, nes vis tiek yra įvairių žmonių. Yra vieni žmonės labai draugiški, kiti yra nelabai adekvatus, ne, sakykime, pykčio protrukiais. Tai galbūt kartais reikia sudaryti tokią saugią aplinką ir tas, sakykime, vadinamas pašaipas, pykčius šiek tiek patraukti. Sudarykite tokią saugią erdvę. Tai čia būtų turbūt geriausias indėlis. Nes kaip specialistai, ne, jūs iš karto irgi negalite ateiti ir pasakyti, va, čia aš esu specialistas, tai dabar bus taip ir taip ir taip. Klausykit, žmogus priims iš karto pagalbą. Aišku, kad negreičiausiai, kad bus tokia atmetimo reakcija, nes maždaug tu mano lauką čia dabar įėjai ir kažką man aiškinsi. Ne. Tai pačioj pradžioje yra daug lengviau, kai mes tampam draugais, kai mes sukuriam tą pasitikėjimo formatą, bet jisai turi būti nuoširdus. Jeigu jūs tiesiog nenuoširdžiai tą dalyką darysite, tai natūralu, kad žmogus jaus, visi jaučia, vaikai ypatingai jaučia, kad jūs esate nenuoširdus, tarkim, ne? Tai išmokim nuoširdžiai, gerybiškai padėti, įsilieti. Bet tai yra pagrindinis dalykas. Kasgi padeda jums sukurti tokį šiltą ryšį su vaiku, gal yra kažkokie? Čia turbūt natūraliai. Aš manau, kad jūs, kadangi esat visi tos pačios sferos atstovai, būsimi kolegos, kurie dirbs su vaikais, kažkas dirbs su paaugliais ir taip toliau, tai natūraliai visą laiką pradėkite nuo savo vidinių savybių. Ir aš manau, kad tas dalykas labiausiai padeda. Jeigu jūs esate nuoširdus, geras Lietuvos pilietis, tiesiog šiaip geras žmogus, kuris stengiasi padaryti savo darbą gerai, ne dėl to, kad tiesiog reikia atsėdėti savo valandas, nes yra, sakykime, reglamentas, toks yra, mes už tai uždirbam pinigus, o dėl to, kad jums tiesiog yra faina. Jeigu jūs dirbsite darbą, kuris jūs daro laimingu, tai automatiškai viskas, ką jūs darote, irgi lygiai taip pat bus toj pačioj pozicijoje, laimės, gerovės pozicijoje. Tai pradėkim rinktis visų pirma profesijos, kurios mums patinka ir per kurias mes jaučiamės laimingais. Tai yra labai be galo svarbu. Ačiū labai už tokį pasidalinimą. Gal galit dar prisiminti situaciją, kuri jums kėlė iššūkių ir kaip juos sprendėte? Oi, yra visą laiką, man atrodo, kiekvieną kartą, bet aš jau kažkaip turbūt taip nelabai tai akcentuoju, nes faktiškai aš esu kaip ir toj srityje virš 10 metų, tai natūralu, kad tu pats augi kaip asmenybė, kaip terapeutas, bet turbūt pirmas iššūkis buvo, kai aš tik pradėjau dirbti ir mano pirmas vaikas buvo, kuris užlipo ant stalo ir demonstratyviai rėkė. Bet taip rėkė, kad, taip iš širdies. Antras užsiėmimas lygiai tas pats. Trečias, galvoju, gerai, pasižiūrėkim, kiek laiko bus. Ketvirtas, ir galvoju, kame reikalas vis dėlto, kas čia dabar nutiko. Buvo viskas labai paprasta. Prieš tai buvę terapeutai faktiškai sodindavo vos ne per prievartą prie stalo. Natūralus stalas buvo kas? Blogis. To prasme viskas. Ir jisai sau leido, kodėl aš tau, pavyzdžiui, neleidžiu užlipti ant stalo dabar, rėkti. Aš irgi galiu kartais galbūt norėti, bet aš taip nesielgiu. Ir man buvo labai svarbu pakeisti jo pačią poziciją, to mąstymo, kad stalas nėra blogai. Tai mes pačioj pradžioj pradėjom kaip? Mes pradėjom užsiėmimus visų pirma, kadangi čia eina kalba apie darželį, mes pradėjom užsiėmimus grupėje, ant grindų, tada palaipsniui priėjom prie to stalo, kurie valgo, tai vadinasi vėlgi savarankiškumo įgūdžių lavinimas, bet man tai reikia, kad vaikas ir komunikuotų, ir elgesys susiformuotų, ir kad mes galėtume toliau mokintis dėl kalbos suvokimo, kalbos raiškos visų tų įgūdžių. Ir mes taip pat truputį, paskui už durų mes jau ten esame, koridoriuje tada užsiėmimas vyksta. Ir aš taip kiekvieną kartą po truputį. Faktiškai man užteko 2 užsiėmimų ir mes atsėdom ramiai prie stalo. Ir kas yra svarbiausia, vaikas buvo nekalbantis, jisai per tą laiką pradėjo kalbėti. Ką tai reiškia kalbėti? Jisai pradėjo atkartoti taisyklingai žodžius, vienskiemenius, lengvus parenkant, bet ten sudėtingų tų tokių priebalsių. Jisai tai pradėjo daryti. Vien tik suformavus
taisyklingą, gerą elgesį, tą vadinamą, ne, kad reaguokim ramiai, kad viskas yra tvarko, tas stalas nėra blogis. Ir viskas, ir šią dieną vaikas eina į 1 klasę, jisai eina link to, kad, aišku, jam nuims tą diagnozę, jisai faktiškai yra neurotipinis, vienintelis dalykas, kuris yra sudėtingas, tai yra šiek tiek su atmintimi ir dėmesio, ne, bet jisai kuo puikiausiai išlaiko visą pamoką. Tai čia yra tas darbas 4 metų. Tai va, nuo labai blogo to vadinamo elgesio, iki, sakykime, to tokio, kad ir dabar viskas yra tvarko. Kartais būna ten kažko supyksta, bet tai natūralus dalykas, mes irgi pykstam. Tai ar vaikas negali pykti? Gali pykti, jam galima pykti. Tai yra normalus dalykas, jam tik reikia pasakyti, kodėl tu pyksti, ne? Kas nutiko, gal aš galiu kažkom padėti, o ne taikyti bausmes, nuobaudas ir maždaug aš čia dabar suaugus, tu mes klausyk, ne? Tai jūsų autoritetas iš karto krenta, jūs nesate draugas ir jūsų niekas neklausys, jeigu jūs gąsdinsit žmonės. O ką galėtumėt pedagogams patarti? Pedagogų iš tikrųjų darbas labai sudėtingas yra, vien dėl to, kad tai nėra individualus darbas. Ne? Man truputėlį yra lengviau kalbėti šią temą, nes aš vykdau kaip ir individualius užsiėmimus. Ne? O pedagogai, tai, sakykime, turi daug vaikų ir reikia dabar su kiekvienu susidraugauti, susibendrauti. Tai pačioj pradžioje aš galbūt vis dėlto rekomenduočiau matyti savo grupę, ne, išgirsti ją, suprasti, kas iš vaikų, sakykime, yra daugiau lėtesnio temperamento, kas yra greitesnio temperamento, kam yra sudėtingiau išsėdėti, kam yra lengviau, ne, ir turbūt netgi sodinti tokiu būdu, kad, sakykime, vienas yra aktyvesnės pozicijos, kitas yra tos pasyvesnės pozicijos, vienas yra geresnių imitacinių įgūdžių, kitas yra lėtesnių, sakykime, imitacinių šitų visų įgūdžių. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes tik turėsim visur pasyvus, tai tada mes nesimokom, nes mes nematom tų aktyvių. O kai yra šalia aktyvus ir pasyvus, tai natūralu, kad man šiek tiek reikia pasitempti, nes jisai daro, ne? Ir aš tiesiog matau, kad tai yra normali praktika. Todėl aš siūlyčiau, kad pedagogas laiką įvertintų savo grupę, savo vaikučius, išdalintų, sakykime, tas 2 kategorijas, susodintų tinkamai ir visų pirma būtų taisyklės aiškios ir priimtinos visiems, kada kas, pavyzdžiui, kalba, kada yra pertrauka, kokia turėtų būti pertrauka, galbūt kaip prašyti tos pagalbos, ne, kur mes galim paprašyti pas pedagogą, ne, kur mes galim paprašyti pas savo sėdinti draugą. Ne, tai va tokie komunikaciniai tie visi įgūdžiai. Čia tas pats liečia vaikučius, kurie turi ir sutrikimus lygiai taip pat, mes jų neatmeskime į patį galą, kaip dažniausiai būna, ne, kažkur tam pačiam gale. Ir jeigu dar yra padėjėjas, tai su tuo padėjėju, ten gaunasi paskui ten iki viršų ir visa kita. Dažniausiai tai, ką aš matau, ne? Truputėlį netaip turėtų būti. Visų pirma, mes turėtume įsivesti tą motyvacinę sistemą, turėtume vaikutį visų pirma paruošti, ne, natūraliai šiek tiek kaskart didindami jo tą išsėdėjimo, išbuvimo klasėje laiką, ne, bet jokiais būdais nepašalindami iš klasės, išvesdami į kitą kabinetą, nes jisai, sakykime, ten perdegė, per sudėtinga, tikrai ne, nes tokiu būdu jūs dažniausiai ką padarote, kad tiesiog bus patogu, aš kiekvieną kartą elgsiuos nefainiai, man tiesiog, bus nefaina, aš tiesiog norėsiu išeiti, aš tiesiog darysiu specialiai. Tai čia ir bus įvedama komunikacinė forma, negražiai susitarti dėl pertraukėlės papildomos, ne, o tiesiog gauti taip, kaip jisai įpranta gauti. Tai dabar turėjom porą klausimų iš anketų, tai pirmasis būtų, kaip kurti tą saugią aplinką vaikui. Visų pirma, aišku, pasižiūrėti į vaiko poreikius. Kadangi visi yra labai individualūs, tai žiūrim į vaiko poreikius ir ką reiškia jo poreikiams saugi aplinka. Bet įvertinti. Kaip tą dalyką apskritai padaryti? Šiaip iš tikrųjų labai gera tokia yra žmogiška taisyklė. Mes dažniausiai apie tai galvojam, ir ten plius minus susidėliojam kažką, ne? Bet vizualiai mes nematom pliusus ir minusus tos aplinkos. Tai aš visą laiką rekomenduoju lygiai taip pat ir tėvams pasiimti lapą, susirašyti pliusus vienoje pusėje, minusus kitoje pusėje. Tos aplinkos yra naudos, ne? Ir tai, kas gali šiek tiek trikdyti. Tada mes taip galėsim visų pirma įvertinti, kas yra vaikui saugi aplinka. Antras dalykas yra įvertinti saugaus ir komfortabilaus turbūt bendravimo atstumą. Pavyzdžiui, vienam žmogui labai yra faina bendrauti veidas į veidų. Man ne. Aš turiu, matot, per rankų atstumą. Man taip yra komfortabilu, taip. Tai kažkam yra komfortabiliu, kad kažkas yra toliau. Tai mes lygiai taip pat matome, jeigu mes prieinam per daug arti vaiko, tai natūralu, jisai mums leidžia suprasti ir pajausti, ar viskas yra gerai,
ar jam nėra saugu, ne? Jeigu jam nėra saugu, tai kas vyksta natūraliai? Nu, kas vyksta, kolegos? Jeigu nebus saugu, kas bus? Riksmas bus. Riksmas bus, kas dar gali būti? Protestai, Taip, agresijos. bėgs nuo jūsų, ne? Tai vadinasi, tai nėra faina. Mums reikia, kad būtų faina. Vadinasi, mes einame į tokį atstumą, kad būtų vaikui iš pradžių faina. Paskui, palaipsniui, kai mes gausime jau pasitikėjimą vaiko, ne? Tada mes galėsime prisiartinti kiekvieną kartą vis daugiau. Natūralu, kad jis pradės su mumis dalintis ten savo žaislais, kažkokiais pasiekimais. Tai yra natūralus dalykas, nes jis matys, kad mums faina yra kartu bendradarbiauti. Tai jūs labai turite įvertinti tuos dalykus psichologiškai, ne? Tas atstumas, tai turi būti komfortabilus. Tai čia yra turbūt pagrindiniai. Ir trečias dalykas turbūt motyvacija. Be motyvacijos niekur. Motyvacija. Jokių bausmių, jokių manipuliacinių įrankių, tiesiog motyvacija. Tai nebūtinai saldainiai, tai gali būti kažkokie žaislai, tai gali būti jūsų dėmesys, tai gali būti jūsų pagirimas. Pažiūrėkit, nuo ko pas vaiką dega akis. Kada pas jį atsiranda euforija emocijoje. Bet tai yra pagrindinis dalykas. Tai 3 komponentai, taip, užsirašėt? Čia gal kažkas rašęs. Auditorijai vis tik esam. Tai gerai. Būtų dar smagu sužinoti, apie tai jau kalbėjom, bet klausytojai dar klausia ir tikslinasi, kokios yra strategijos, taisyklės dirbant su autistišku vaiku. Jų yra labai daug apskritai ir skirtingų turbūt, nes man pačiai, kadangi aš pati esu ergoterapeutė, esu baigusi magistro reabilitaciją, bet prie to paties, kadangi visi vaikai buvo labai individualūs ir man reikėjo suprasti, kaip man prie kiekvieno prieiti, kad aš būčiau naudinga, tai aš esu pasibaigusi tiek ABA, tiek SDM pagrindus ir pagal SDM šiuo metu esu sertifikuojama. Lygiai taip pat, sakykime, to pati brain gym, arba ten mindfulness tos praktikos. Tai esmė yra tokia, kad tų strategijų yra be galo daug ir jos dažnai būna kaip ir panašios, bet kaip ir skirtingos. Tai pagal, žiūrint, jeigu tarkim, jūs dirbate pagal tam tikrą metodiką, tai taip, jūs kaip ir laikotės ten, sakykime, to reglamento, kad yra punktas A, B, C, D ir taip toliau ir mes laikomės tų taisyklių. Iš tikrųjų, tokių taisyklių kaip ir rašytinų, jų nėra, čia yra rekomendacinio turinio, faktiškai, kaip mums reikėtų pradėti dirbti su vaiku. Tai aš rekomenduočiau visų pirma prie savo krypties pasirinkti jums tinkamą maždaug metodą ir laikytis tų humaniškų taisyklių, nes šiai dienai mes girdime, kad daug kas ten bijo abos, pavyzdžiui, dėl kažkokių ten priežasčių. O kodėl? Nes galbūt kažkur buvo nekompetitingi, sakykime, terapeutai ar kuratoriai, sakykime, susiklostė visai kitokie momentai. Nors pati ABA yra be galo geros strategijos ir metodas, kuris psichologiškai paaiškina apskritai visas sekas, visus žingsnius. Tai iš tikrųjų aš rekomenduočiau apskritai kiekvienam suprasti ir žinoti, kas apskritai yra, sakykime, bent jau pagal ABA, pagrindiniai metodai ugdymo. Aš tikrai juos rekomenduočiau visiems žinoti, arba bent jau pasiimti pirmus 2 kursus terapeutams, Ir čia yra ne kursai, o moduliai, atsiprašau. Ir pagal tai turbūt sudarinėti savo mokymo planą. Jis tada bus daug efektyvesnis. Pirmas kartas atrodys labai sudėtingai, antras kartas sudėtingas, trečias jau nebe toks, ketvirtas jau bus natūraliai, įugdytas. Kuom yra gerai? Visų pirma, tai yra nuoseklumas tam tikrų įgūdžių. Pas jūs nėra to tokio balagano. Nes vieną kartą darau tą, kitą kartą tą darau, o vaikas vis tiek vieną kartą gerai sureagavo, antrą kartą supyko, trečią kartą vėl gerai, ketvirtą kartą tai vėl blogai paprašė. Kodėl? Todėl, kad nėra nusistovėjusios vienos tiesos. Jums yra svarbu, kad jeigu jūs laikotės tam tikrų taisyklių, tai natūralu, kad mes ir formuojam tą elgesį ir formuojam tam tikras kaip ir asmeninės savybės. Todėl aš rekomenduočiau imti ABA. Arba jeigu mes kalbame apie vaikus iki 4 metų, tai yra SDM, tai yra Denverio modelis, nes lygiai taip pat yra pastatytas ant ABOS pamatų, čia yra psichologiniai tiesiog tie momentai. Ir pagal strategijas tai yra taip. Visų pirma, susipažinti su vaiko motyvacija. Taip. Antras dalykas, įvertinti netinkamą elgesį, koksai jisai yra, jį stebėti ir pildyti protokolą, tokį kaip ABC, dėl kokių priežasčių tai vyksta. Nes dažniausiai mes, tai va pasižiūrėjom, gal bus dėl to ir dėl to, O mūsų tikslas yra suprasti, kas vis dėlto toj aplinkoje kiekvieną kartą užveda, kad vaikas taip elgiasi. Ir kaip mes tai paaštrinam, kaip mes motyvuojam toliau taip elgtis. Nes jeigu elgiasi 2, 3, 4 kartą, natūralu, kad tai vyksta kodėl? Su mūsų pagalba. Tai mūsų tikslas yra koksai, kad vaikas arba mokytųsi,
auktų ir tobulėtų, ar vis dėlto su netinkamu elgesiu ir eitų žemyn. Tikslas yra pirmas, ne, kad tobulėtų. Tai vadinasi, mums reikia pašalinti netinkamą elgesį. Ką reiškia pašalinti, tai nereiškia, kad paimti ir išpjauti. Ne. Tiesiog adaptuoti aplinką, padaryti jam draugišką per motyvacinės sistemas, kad jisai jaustųsi gerai ir mes jį išgirstume ir jisai suprastų, kad mes jį girdim. Tai nesi komunikacijos forma, ne? Vėlgi komunikacinės formos įvedimas. Komunikacinė forma gali būti labai įvairi, kadangi yra vieni vaikučiai, kurie, sakykime, pradeda kalbėti, ne, vieni yra kalbantis, treti yra, kuriems, sakykime, visiškai nesigauna, ne fiziologiškai tiesiog su artikuliacinio aparato pagalba ištarti nei raideles, nei žodelius, tai mes galim taikyti alternatyvę PEX kortelių, ne, dažniausiai tą populiarią sistemą, bet šiai dienai ateina pas mus ir Makaton, ateina ir prompt, ne, metodikos, tai čia pagal idėją, kas su kuo yra susipažinęs. Ir tada, kai mes girdim vaiką, ir vaikas supranta, kad mes jį girdim, mes ką darom? Mes ugdom vaiko kalbos suvokimą. Nes jisai yra ramus, jisai yra savim pasitikintis. Tai mums labai svarbu yra vaikų užtikrinti saugumą, pasitikėjimą savimi šitoje pusėje, ne, poziciją ir tą laimės vadinamą hormoną užsiėmimo metu. Nes be jo jūs nieko nepasieksit. Per prievartą vaikas išmoks, bet išėjęs į aplinką va ten, lauke, nieko nebus. Ar struktūra padeda? Apskritai, nes girdėjote, ne, kad dabar struktūra. Struktūra yra va čia, lauke jos nėra. Tai tada klausimas, ar reikia vaiką išmokinti prie struktūros, vizualiai su sufleriu, ar mums svarbu yra išugdyti klausytojo įgūdį, kai jisai girdė, apie ką eina kalba, minimaliai sufleruojant su struktūra, nes į lauką išėjus struktūros nebus ir nebus vizualinio pastiprinimo. Jums svarbus yra klausytojo įgūdis. Jums yra svarbu, kad vaikas jūs išgirstų, kai yra daug dirgiklių. Tai ne struktūra yra svarbi, o adaptavimasis prie klausytojo elgesio. Na va, tikiuosi, kad paaiškinau. Dėkojame už tiek naujovių ir galbūt auditorija turi klausimų. Neturi. Turi. Tai tada... Taip. Tikrai taip. Visų pirma, aš flirtavimą susipažinsiu su pariniais, parininis čia gaunas turbūt tas kursas, vadinamas 201, kur yra terapeutams, ne, per Paulinos Kairytės ar Kuraitienės, atsiprašau. Tai va, tai tikrai yra labai iš dalies ir geras metodas. Jų tų metodų iš tikrųjų yra labai daug. Dar mes galim kalbėti ir apie Jasperį, ir apie Elviną, ne, bet jie Lietuvoje visiškai faktiškai nauji ir jie nėra žinomi. Kas liečia patį dirflirtavimo šiek tiek metodą, aš tarkim daugiau galbūt taikau vaikams, kuriems yra su protiniu atsilikimu. Todėl, kad SDM ir ABA daugiau yra paremti tokie, iš pradžių yra žaidimų įgūdžiai, tada yra akademiniai įgūdžiai, ne, ir ten visa kita sueinantis. Bet tai yra tokia pati pradžia. Jeigu mes matom, kad yra priekis, atgal regresas, priekis, atgal, dažniausiai regresas ir sieja su protiniu atsilikimu, ne, kad yra tam tikrų tokių momentų, tai dirflirtavimas šiek tiek padeda daugiau išlikti toj bazėj įgūdžių, kuriuos išmoko, kad vėliau nuo jų vėl atsispirti, nes ABA arba SDM būtų šiek tiek per sudėtingas. Iš karto gaunasi tas toksai nukritimas žemyn. Tai čia tiesiog dėl fiziologinių dalykų. Taip, tai yra ateitis. Kodėl? Todėl, kad, žiūrėkit, šiai dienai mes, jeigu taip pasižiūrėsim apskritai moksliškai, ne, viskas kaip yra daugiau surašyta yra tų privalumų visų ABAI. Todėl, kad visų pirma, tai yra pakankamai labai turtinga bazė, apskritai, ne, labai gerai finansuojama ir natūralu, kad labai daug yra užsakomųjų straipsnių, ne, iš tos pusės, nes jie tiesiog turi tam lėšų, tam finansų. Dirflirtavimu dažniausiai, kaip ir SDM, užsiema patys tėvai, ne terapeutai, o tėvai, ne, nes ABA daugiau yra ten terapeutų struktūros. SDM ir dirflirtavimas dažniausiai tai yra tėvų struktūra, kuri nėra taip finansiškai gerai aprūpinta. Ne. Natūralu, kad ko yra per mažai? Mokslinių straipsnių, taip, kurie, sakykime, paimtų vieną terapiją ir paimtų kitą. Ten tada su tom kontroliniam ir tyriamosiam grupėm darytų ten kažkokius tyrimus, ne, ir tikrintų, kaip eina vaiko įgūdžiai. Nes labai irgi sudėtinga, o kaip vertinti šitos dalykus. Tai čia turbūt laiko klausimas. Aš labai tikiu, kad tikrai šiai dienai vis tiek pas mus dirflirtavimas jau pakankamai yra ant bangos, ne, tikrai yra dauguma ir girdėję ir jau žino bent jau, kas tai yra.
Tai aš nemanau, kad tai yra kažkokie perėjūnai ar ten, sakykime, dar vieni komercininkai, ne? Tai yra tiesiog terapija, kuri yra paklausi ir gera vaikui, tam, kuriam to reikia. Jis tikrai turės ateitį, tai yra normalus dalykas, tik tais svarbu, aišku, įsitvirtinti galbūt ir iš tos mokslinės pusės. Tai, kad pagrindas ten yra geras, taip, jisai yra geras, jisai tikrai yra tvirtas ir tos strateginės mokymosi bazės, jos irgi yra pagrystos, jos nėra šiaip išgalvotos, iš kažkur iš galvos, ten vis tiek yra ir psichologų pakankamai geras indėlis darbas įdėtas. Tik sakau, yra kartais tokie dalykai kaip komercinė, ne, kur tiesiog vienas rytis yra labiau finansuojama ir mes turim daug mokslinių straipsnių, ne, ir kitas rytis, kuris, sakykime, yra iš tėvų išlaikoma, jinai truputėlį yra kitokia. Kas liečia dar patį apskritai, jeigu abas tą modelį, ne, kai aš mokiausi, tai buvo daugiau pagal Skinnerį, ne, visi rėmėsi. Sakykime, tas toksai vadinamas jau piktesnis, ne, turbūt taip įvardina. Šiai dienai labai daug yra gerų atsiliepimų apie abą, kai mes remiamės, pavyzdžiui, Henley praktiką. Tai jau daugiau yra toksai momentas, kai aš matau asmenį, aš matau jo asmeninės savybės, jo poreikius, aš girdžiu jį. Tai va, tai mes judam su ABA lygiai taip pat prieki. Ne už ką. Gal dar klausimų? Klauskit drąsiai. Kam dar mes per toli sėdime? Tai Taip. Iš tikrųjų, tai aš turbūt galbūt pastebėčiau tokį vieną dalyką, kadangi aš turiu savo centrą, ne, ir pas negi ateina vaikai, ne, kaip ir klientas, kas yra vaikas. Taip, jeigu taip įvardinsi negražiai. Bet kartais tu matai, kad ne su vaiku yra problema, kiek yra, sakykime, su tėvais. Nes tuo metu vyksta ten labai didelis sąmyšis, nes tik, pavyzdžiui, gavę yra diagnozė ir natūralu, kad ten labai didelis yra emocinis pliūpsnys. Ir ten gali būti vienu metu ir ašarų, ir pykčio, ir vos nepakratimo prie tavęs to vaiko, ne, kas faktiškai negalima to dalyko daryti. Tai aš kiek suprantu, kadangi bendrauju labai daug su tėvais, pagal tas pozicijas apskritai terapeutų, čia priklauso labai nuo terapeutų. Vienas, pavyzdžiui, ateina, dirba kaip? Va, yra vaikas, atsisėdu, aš matau tik vaiką, ne? Ir viskas. Ir ten visą kitą manęs nedomina. Kada mums gali tai dominti? Jeigu aš, tarkim, turiu tam žinių, ne, psichologiškai, arba tiesiog žmogiškai, aš galiu tai paklausti, gal reikia pagalbos, ne? Tai va, tai mūsų centre truputėlį yra kitaip. Kadangi visi tėvai praeina pro mane, aš tada paskirstau pas kokį terapeutą eis, nes man irgi svarbu yra, žinot, pagal temperamentus, ne, parinkimą, maždaug šitam vaikučiai, tarkim, tiktų toksai terapeutas, ne, šitam, tarkim, šitas. Ir visą laiką, pavyzdžiui, tie patys klausimynai, kadangi mes ir testuojam, ir klausimynus duodam, tai aišku, tai apima klausimynai ir šeimos vidų. Darželio aplinką, aš lygiai taip pat važiuoju ir tyriu darželio aplinką, ne, ir sudarau sąlygas, kad vaikui būtų ten smagu, kaip susirasti jam draugų. Ir kas liečia, pavyzdžiui, naminėje aplinkoje visų pirma visų šeimos narių, tą gerovę, ne, psichologinę, lygiai tas pats. Tai iš tikrųjų tos pastebėjimas yra, jisai pakankamai labai yra geras, kad kai jūs matote ne tik priešai save jūsų tą vadinamą klientą, bet jūs matote truputėlį daugiau, tai va čia yra daugiau laimės. Nes čia visi atsipalaiduoja, pradeda suprasti, kame yra reikalas, jie žino bent jau kaip elgtis, ne, kaip pritaikyti savo vaikui tą aplinką, bent jau pačioj pradžioj, kaip surasti tą normalų ryšį, sakant, taip, neišeiti iš proto, ne, pačioj pradžioj, nes balaganas visiškas. Tu padedi sudėlioti visas šitas dalis. Ergoterapeutas, beje, taip, užsiema kuom, ergonomika, aplinkos pritaikymu, taip, tai iš tos pozicijos galim. Bet kadangi tu esi ir elgesio analitikas, tai tu ir suformuoji dar kitus momentus. Ir dažniausiai yra taip, jeigu mama yra rami, ir vaikas jau yra ramus. Jeigu aš matau, kad vaikas šiandien, pavyzdžiui, visiškai ten, taip galiu sakyti, ten saulės užtemimas buvo, ne, ten mėnulis ten koks nors. Taip, yra vaikučiai, kurie reaguoja, tai yra normalus dalykas, bet aš matau, atėjusi mama sudirgusi yra. Tai vienas dalykas, aš galiu paklausti, kas nutiko, kadangi mes draugaujam ne mėnesį ir ne 2 savaitės, o mes draugaujam pakankamai daug metų. Tai mūsų šiek tiek
santykiai yra truputėlį kitokie. Nu, tai yra normalus dalykas, kad aš matau žmogų ir aš tiesiog jau užklausiu, jisai pasidalina savo problemomis. Jeigu aš galiu išspręsti jas ir patarti, tai aš tikrai mielai tą padarysiu. Manau, kad tai yra gerai. Dėkojame už nuoširdžius atsakymus ir už tokį atvirumą. Ačiū. Ir turime jau mažą dovanėlę. O, ačiū labai, dėkui, kai smagu. Ačiū labai, buvo labai malonu. Dėkui labai, buvo labai malonu. Ačiū už pakvietimą, mėly kolegos. Jeigu turėsit klausimų, klauskit, tai aš pasidalinsiu. Tai apie tuos klausimus, čia dar ne renginio pabaiga ir tikrai galėsite juos užduoti, bet prieš tai, kadangi jau esame tokioje akademiškoje aplinkoje, tai kaip galime apsieiti be trumpos apklausėlės. Tai gavote apklausą prieš einant, tai būtumėm labai dėkingos, jeigu užpildytumėte, nes tai mums padės augti ir tobulėti. Sakė, reikia gražinti. Tai labai dar norėtumėm padėkoti pašnekovėms už skirtą laiką, už jėgas, už išsamius gražius atsakymus. Norėtumėm padėkoti renginio komandai, kuri čia viską padarė. Auditorijai už aktyvų klausimąsi ir dėstytojai Julijai už konstruktyvų bendradarbiavimą. Ir labai tikimės, kad popietė buvo prasminga, kviečianti ne tik mąstyti, bet taip pat veikti, kuriant gražesnę ir jaukesnę mūsų visų realybę, aplinką. Ir kviečiame pratęsti pokalbį, užduoti klausimus 222 auditorijoje, vaišintis, klausti, reflektuoti. Ačiū Jums ir iki kitų kartų.